Vinco Krėvės prospektas. Vyksta Kauno gimtadienis. Važiuojam su dukra aplankyti, pažiūrėti, o geriausias susiekimas yra viešuoju transportu, kadangi visi su apžiaja tokių maišimų nebus kur statyti grūstis, ten ieškoti vietos. Geriausiai atsisėdai ir, kaip sakoma, langai pasižiūrėti į miestą, nes kaip su mašina važiuoji, praliki nebūtai nieko. Su visuomeniniu transportu galima ir pasigrožėti vaizdais. Važiuojam. Išlipome iš troleibuso ir dabar keliaujame, kur vyksta renginiai, viskas. Senamiesčių. Pažiūrėkit, kaip čia darosi, kiek žmonių. Geras oras, viską, tai visi pasivaikščioti išėję. Viską. Linksniuojame toliau. Praeiname Rotušės aikštę, kuri dar yra restauruojama, uždaryta visą. Ir va štai va tokiu žvyruotų keliu turime eiti. Mes sukame gatvelę. Leistas pastatas. Ir va štai pasirodo Lapinės. Vėliausia. Okeanai visokios, nu. Galima pavalgyti. Viskas štai va ir automobiliai. Kurios buvo kaip ir rinkos jūrmo bazėj. O dabar jau štai čia visi važiavę. Filmą fotografuoja viską. Šiandien čia. Kaip mano sakai? Gal ne kaip mano? Ką? O ten Kauno žvėrys yra pasislėpęs. Ir bus pasislėpęs nuo šito šurmulio. Žaibas Patvinas.
Selas iš savęs jis buvo... Jos reikia tvarkyti. Na, čia truputį dar tokių senovinių automobiliukų. Einam iš priekio pasižiūrėsim juos. Reikia suklipti į visų panoramą pasižiūrėti. Štai. Ten žmonių pilna. Mes lipam šiais laiptukais. Iš aukščiau pasidairysim, pasižiūrėsim. Kai iš mažėjų mokame, mažėjų mes neįsim. Nu, va, įdomiau čia. Panorama iš viršaus. Aš sakyt iškilmingai kaip raitelis. Automobilės. Automobiliukai. Pilis. Einam toliau. Na štai jo. Maisto visi va. Javo, linksmai visi. Kai kartais būna, ką tu čia? Linksmai visi su nuotaikai, geroj, suteikia. Irgitės, ten aliekspresinių daiktų tėmų. Matosi, čia reikia bandyti prasibraut po žmonės. Čia jau, čia visko. Matosi, yra dvi scenos padarytos, ne, tai 3 scenos. Eina visi, žiūri, eina. Jo, ten kokia tolumoje didelė scena. Su planelėms, einam iki galo, pažiūrėsim, kas čia. Kai matosi žmonės poilsiauja, va, gamaką pasikabinę ir sau ramiai guli. Open Kitchen, jaunimo scena. Na, pasižiūrėsim jaunimo sceną. Visi muzika groja. Ir kai visos staliukai, maistas, viskas. Sanjano palapinė kokia. Žaidžia vakį, šašlikus kepa. Viską čia, žaidimas čia galėtų laimėt kažką tais viską. Einama pavostyt kvapų. Kaip šašlikiukas kepa. Cepelinai, Ladonytė. Čia va, šašlikiukas. Mano mažoje lašės Jurgita nusipirko. Maisto vagonėliais. Žiūrėti. Koksai. Lietuvų. Geltonas toksai. O rinktinis. Kiek mėlynų namelių. Ilgų nėra.
O vakare įsivaizduoju, kai čia bus kokios eilės prie jų. Oras pasaka. Kokios gėlės padarytos. Čia matote ten toliau. Irgi vėl, kaip sako, vėl keli, automobiliukai, palapinės prekybos. Viską ten tolumoj batutų. Parkas vaikam padarytas. Kiek matau žmonių pilna. Vaikam atrestauruota žaidimo aikštelė. Smagu. Kaune dar vieną prie Kirstupio turi atidaryti parką. Laukiam, kada bus atidarimas. O, čia kaip vaikam. Čia batutų parkai, kas dinamas viskas, o nuo pusė švęs Kume upė, šventė pasiplaukiamas Nemunu, viską. Čia vyksta krepšinio varžybos. Štai šiuolaikinis autodromas. Tada kaip mes atsimena, kad būdavo mūsų laikais autodromas, o dabar vaikam kokie padarytos pramogos. Geras spurgyčių rodo, paragauti, žmonės pirktų. Pasakyk, kada 5, labai žinok, kada žinok. Vaikam pramogų. Nors sakiniais, virtualiai. Alios realybės. Temų prekių. Dar viena scena. Na, aišku, dabar koncerto nėra, diena, visi vakare prasidės koncertėliai. Muzikos, aišku, smagu būtų viską paklausyti. Jau kažkaip tai man nebėmi. Patinka tos grūstinės žmonių. To, kai dabar pasivaikščioti. Žiūrėti, jums parodyti ir jūs kartu pakeliausite. Tai Kauno gimtadienį, kas vyksta. Viskas. O štai jau visų Duržėmių kovos prasidėjo. Daugiau teisybės ir lygybės. Nežinau, ar jos daug, žinokit. Iš tikrųjų, girdėjau, kad jeigu gerai sumokė teisėjams... Jau pėjom ratą, jau sugrįžom atgal. Tai, jeigu turit savo pavaiką, galit šiek tiek pabandyti patirti teisėjus. Žemėlapis. Draugus susilažino didelės sumos auksinių. Randasi. Jau teisėjus tiesiog padaryti. Laikas. Pasižiūrėkit. Gerai. Liekame next fight. Marcin versus Stanislas. Grįžinėjom. Štai va, prasėjom. Lankėm šventę. Kauno gimtadienio. Vyksta 3 dienas. Mes buvom savo mažoje šeštadienį. O kitai kovai ruošiasi. Sveikina pavostom. Kita kova, Sažūras prieš Rytį Aivarą. Raukiam namo, dėkui, kas kartu pakeliavote. Kairėje Rytis Marcinis Pasimatysime. Čekijos.